Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Lietuvos siena daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien laidoje Pasienio sargyba. Išskirtiniai kadrai iš Valstybės sienos apsaugos aviacijos rinktinės. Ir patį kraštinį suradom įsilipusį į medį. Miške rastas į sprogmenį panašus daiktas. Ant kojų sukeltos specialiosios tarnybos. Kur kas? Miške. Pasienio ruože be asmens dokumentų sulaikytas tamsaus gimė jaunuolis prabyla gražia lietuvių kalba. Žinot, už ką sulaikomas? Nes nėra dvigubos asmens dokumentų. Vos 6 pakeliai nelegalių rūkalų ir didžiulė bauda garantuota. Как знали, что нельзя вести больше? Ну, знал, конечно. Rūkimas kenkia ne tik sveikatai, bet ir piniginiai. Pasieniečiai sulaikė 17 vietnamiečių ir 2 čečėnus nelegalų vedlius. Просто хотел тут жить. Литве нравится очень. Valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos rinktinė. Paluknyje, Trakų rajone įsikūrusi aviacijos rinktinė atvėrė duris pasienio sargybos žiūrovams. Majoras Gintaras Jankūnas, skrydžių skyriaus orlaivio vadovas, ekskursiją po sraigtasparnio angarą pradeda atskleisdamas pasieniečių slaptą ginklą. Tai noriu pirmiausia papasakoti apie mūsų slaptą ginklą. Kuom jis slaptas? Tai kad šiais metais nebuvo išleidėjęs iš angaro. Čia juokauju. O šiaip, jeigu tai pasižiūrėjus, jis nėra taip pat ženklintas kaip sraigtasparniai. Ir dažnai skraidant prie sienos, išgirstam per radijo stotį, kad baltas sportinis lėktuvėlis skrenda Nemunu aukštyn arba žemyn. Tai niekam jis nesukelia didelio įtarimo, o mes pasitelkdami stabilizuotus žiūronus, kameras, fotoaparatus jau galim rinkti kažkokią tai informaciją. Labai efektinga priemonė, ypač naudojant ją kartu tandemu su sraigtasparniu. Tai jeigu kažką pamatėm iš aukščiau, pranešam sraigtasparnio įgulai, įgula reaguoja ir kyla į orą ir persekioja tada talkininkauja, padeda antžeminiam priemonėm. Mūsų mažasis sraigtasparnis Kolibriukas, būtent šitos serijos numeris yra pats pirmas kolibris Lietuvoje, įsigytas 2002 metais. Tai irgi gali būti naudojamas su termovizorinė įranga, daugiausiai mes su juo skraidom dienos metu. Aviacijos rinktinės vyrai ieško ne tik kontrabandininkų, nelegalų ir kitų sienos pažeidėjų. Pilotai pakyla į orą, kai reikia rasti dingusi, pasiklydusi žmogų. Kai medikai prašo skubiai atgabenti donorų organus. Aviacijos rinktinė taip pat padeda gesinti gaisrus. Didžiulę patirtį turintis pareigūnas atskleidžia. Operacijos sėkmė labai priklauso nuo oro sąlygų. Gintaras Jankūnas prisimena atvejį, kai tik didžiulio meistriškumo dėka įgula liko gyva. Buvo ne per seniausia tik tais įgyta kvalifikacija. Galėjau skraidyti jau pats už orlaivio vadą. Ir grįžinėjom iš budėjimo Kudirkos naumestį. Tai buvo penktadienis, jau po pietų. Visą įgulą norėjau namo. Ir iki Prienų oras puikiausias buvo. Nuo Prienų sąlygos pradėjo prastėti. Ir ties Rūdiškėm praktiškai mums prapuolė žemė po kojom. Tai vėlgi pagal prietaisus beveik atskridom ir nutupėm. Bet vienas iš tų įvykių, kur prisimenu, kad ir naktį pakeltas. Skrydžių operatorius majoras Mindaugas Travinskas pakviečia į orlaivio vidų. Pasieniečių sraigtasparniai aprūpinti pačia moderniausia įranga. Tai termovizorinės kameros, infraraudonųjų spindulių detektoriai. Dienos kameros ir teleskopai galintys priartinti vaizdą esantį net už 3-4 kilometrų. Pareigūnas demonstruoja, kaip veikia termovizinė kamera. Pirmas skrydis ir pirmas subarikas. Aišku, tik nespėjo pasikrauti
dar net įrangos nebuvo sumontuota tuo metu, mes šiaip turėjom praskristi ruožą pasižiūrėti. Skrendant, žiūrim, valtelė plaukia, pilna dėžių, subarikas laukia, galą atsidaręs, jau pilnas paruoštas, bet jie pamatė mus, viens į vieną pusę, kits į kitą, bet užvaikėm, pagavo jos pačiuose pagėgiuose ir, kaip sakant, darbas buvo toks, praktiškai pirmosios gaudynės. Pareigūnas atsiminė komišką situaciją, kai kartą kontrabandininką teko krapštyti net iš medžio. Gaudėm kontrabandininkus, išsilakstė, 3 surinko ant žeminiai ir patį kraštinį suradom įsilipus į medį. Kaip iš medžio į krapštą, pačiu šuniukas loja. Akis kažkaip užkliuvo už šilumos šaltinio, kuris, sakykime, kitų objektų atžvilgių jis neturėtų toj vietoj būti, jis netaip judėjo. Pasirodo, jisai buvo įsilipęs į medį, gal kokių 5-6 metrai aukštį apsikabinęs kamieną. Tai matėsi kol kas tik rankose, kars nuo karto galva išledanti. Tai buvo įdomiausias variantas, toks, pralinksmino ganėtinai. Tačiau labai dažnai pasieniečiai orlaivius į orą pakelia norėdami padėti surasti dingusius ar į nelaimę pakliuvusius žmonės. Kartą pareigūnai rado pelkėje pasiklydusią moterį. Nelaimėlė vandenyje pragulėjo beveik parą ir termovizorinė kamera jau beveik nefiksavo jokių šilumos pėdsakų. Pirma frazė tik tai buvo, jeigu nesumeluočiau, kaip ten išsireiškė, tai jau turbūt manęs ieško. Sakykime, šita paieška buvo tokia viena iš pavyzdinių, ne tai iš mūsų pusės, bet iš pačios policijos. Nes pareigūnas, kuris, sakykime, buvo atsakingas už visą šitą tyrėjas, jisai susirinko labai daug informacijos apie tai, buvo iškart sutelktos, sakykime, gausios pajėgos, ne tik tai, kad, sakykime, priemonės naudojamos paeiliui. Pradžiai žmonės, po to kinologai, po to jau, kai nieko nėra rezultatų, tada pasiėma sraigtasparnį. Tai praktiškai viską vos ne vienu metu pasitelkė ir pats buvo dar sraigtasparniai, konkrečiai pagal turimą informaciją. Toj vietoj nematė, matė toj pusėje, ten ir ten galėjo eiti, žvalgom tą vietą, tas vietas atmetam. Sakykime, neatsimenu, kiek dabar ten trūko, gal kokį pusvalandį, iki valandos mes ten skraidėm. Neradom, po to vis tiek grįžtam į tą vietą pagal, sakykime, vietinių gyventojų parodymus, kur ji buvo paskutinį kartą matyta. Ir tikrai, nutupėm toliau ant kalnelio, sakant, su tais pačiais pareigūnais, dar ir kinologas buvo, ten gal 4, man atrodo, dar kolega, pilotas vienas irgi padėjo, tai dar pabraidžią teko truputėlį po tą pelkę, suradom ir išnešėm. Vilniaus rinktinė. Gintaro Žagunio užkarda 19:15 minučių. Gavom pranešimą iš kolegų pasieniečių, kad Nagybėnų kaimo prieigose rastas daiktas panašus į sprogmenį. Taigi važiuojam patikrinti informacijos. Atvykę pasieniečiai miško tankmėje randa į sprogmenį panašų daiktą. Netoliese yra kaimas, todėl pareigūnai rūpindamiesi žmonių saugumu skubiai aptveria teritoriją stop juostą. Kur kas? Tikrai neguli. Miške. Ai, ten... Eik, Mariana, parodė. Ar dar turite prožektorių? Turim. Tolyn nuo čia, ar ne? Ai. Po dešinę už medžio. Už medžio. Kas čia rado, tai čia? Ne, negali būti. Sprogmuoja? Nuvykus į įvykio vietą, iš tiesų buvo rastas daiktas panašus į sprogmenį, taigi teritorija buvo aptverta stop juosta,
kad pašaliniai asmenys negalėtų ten patekti. Buvo iškviestas policijos ekipažas ir aro išminuotojai, kurie jau nustatys tiksliai, kokio tipo sprogmuo ten yra. O mes savo ruoštų tęsiam patruliavimą toliau. Vilniaus rinktinė. Gintaro Žagunio užkarda 15 valandų 30 minučių. Kelyje Šalčininkai Dieveniškis patrulis sustabdė automobilį. Jame vyko 5 asmenys. Vienas iš jų neturėjo dokumentų. Prisistato Alžyr vardas. Važiuojam išsiaiškinti to asmens tapatybę ir surašyti protokolą, jeigu neturi tik dokumento, yra mūsų valstybės gyventojas. Vienas pilietis negalėjo pateikti asmens dokumentą. Aiškino, kad mokykloje yra paliktas mokinio pažymėjimas, o asmens dokumentas arba yra daromas, arba kažkur dar. Tai va, prisistatė Elshin Džafar. Tai nežinau. Kur gyvena, jis sakė? Klausė. Tai sakė kaip ir vietinis. Sustabdytas automobilis pilnas jaunuolių. Visi parodo asmens dokumentus, o štai vienas jų, prisistatęs egzotiškai skambančią pavardę, nei paso, nei asmens tapatybės kortelės neturi. Žinot, ir čia esu sulaikymas. Kodėl šmarkus toks? Bratą keitė mašiną. Lietuviškai buvo gyvenimas. Pas jų čia nebuvo, pas man buvo. Žinot, už ką esu sulaikomas? Nes nėra asmens dokumentų. Jo. Draugai atveš? Bet tai pas mane nėra. Kur gyvenat jūs? Pas Šalčininkų, motina Didžiųjų Sėlos. Prirašytas Didžiųjų Sėlų kaime, bet gyvenu vienas Šalčininkas. Taip. Kokį asmens dokumentą aplamai turit? Dabar jokio. Gimimo liudijimą pas namie, pas motiną. Gimimo liudijimą? Taip. Aišku, tai draugai atveš nors gimimo liudijimą? Nežinau. O где взять? Мамке, если čia arba mamai pazalinti. Jaunuolis mėgina prisiskambinti mamai, kad ši rastų bent jau jo gimimo liudijimą. Tačiau panašu, kad ir šio dokumento нера. Ты дома? Это посмотри там какой-нибудь мой документ, ну, чтоб, или метрику там. У меня тоже нет дома, это у тебя должна быть дома она. Что? Ничего не слышу. Поищи, говорю, метрику ir напиши SMS-ką. Įtariamą pažeidėją pareigūnai vežasi į užkardą nustatyti jo asmens tapatybę. Pasienio ruože galioja teisinis režimas, kuris įpareigoja asmenys turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bevažiuojant, jaunuolis pareigūnui papasakojo, kad jau ne kartą pasieniečiams įkliūva be paso. Prieš keletą metų jis buvo baustas ir už kontrabandos gabenimą. Ar esi baustas? Nu, esu. Už ką? Už be paso. Tai bus didesnė bauda, už ką dar esi? Po to dar kažkada seniai už kontrabandą buvau baustas. Už kontrabandą? Nu, bet seniai jau. 3 metus. Tai nešei per sieną? Turėjau nešti. Kiek dėžių? 8, 9, neprisimenu. 3 dėžės? Nu, turbūt. Kam nešė? Sau. Kiek už dėžę moka, kad atnešė? Nežinau, seniai ne. Nu, tada kiek mokėjo? 100. Lito, ne? Na. Gintaro Žagunio užkardoje jaunuolio tapatybė patvirtinama. Ką aiškiai rašyk? Elshin? Ja. Ir gimimo metai. Gerai, palauk, duosiu paaiškinimą parašysiu. Taip, jau radome nuo bazai. Radome, registruotas ten, kur jisai sakė. Už tai, kad pasienio ruože jau ne pirmą kartą neturėjo dokumentų, pažeidėjui bus skirta solidi bauda. Ignalinos rinktinė Švenčionių užkarda. 14 valandų 50 minučių.
Pasienio sargyba, naudodama keturatį, apžiūrinėjo pasienio juostą ir prie sienos ženklo 1375 aptiko užšluotą takelį vedantį per kontrolinę pėdsakų juostą. Kadangi pėdsakai užšluoti, krypties iš pradžių nepavyko nustatyti, tačiau apžiūrint patrulio tako pakraštį buvo surasti pėdsakų fragmentai vedantys į Lietuvos Respubliką. Pėdsakai buvo užšluojami vieno žmogaus, kuris imitavo atbulinį ėjimą, tačiau fragmentai liko. Ten galite pafilmuoti, kur aš užėjau, nuo tos linijos galite užėti pafilmuoti, yra tie fragmentai jo likę. Švenčionių užkardos pareigūnai prie valstybės sienos pastebėję šviežius pėdsakus sureagavo žaibiškai. Iš viso buvo sulaikyta 17 vietnamiečių ir 2 Rusijos federacijos piliečiai čečėnijos tautybės. Čečėnų tautybės. Nesipriešino jie kaip? Jie nesipriešino, bandė vienas čečėnas pabėgti, tačiau kinologo pagalba labai greitai buvo sulaikytas. Operacija netruko nė valandos. Buvo sulaikyti 15 vietnamiečių vyrų ir 2 moterys. Į 2 grupės pasidaliję nelegalai į mūsų šalies gilumą buvo spėję sužingsniuoti apie 3,5 kilometro. Sulaikyti nelegalai vietnamiečiai atvežti į rinktinę. Kartu su jais ir jų, kaip įtariama, vedliai – čečėnų tautybės Rusijos piliečiai. За что вас задержали, добродетель? Ответ. Вас спрашиваю. Не могу. Не умею. Разговаривать умеешь? Перед камерой нет. Как вы со мной разговариваете, не перед камерой? Я же вас спрашиваю, не камера. А вы из России? Какова ваша цель? Kitas čečėnas pasirodė esantis kalbesnis. А скажите, за что вас задержали? За пересечение границы. Вы сами пересекли, да? Да. А зачем? А? А зачем? Просто. Ну, просто не бывает ничего. Просто хотел тут жить. Литве нравится очень. А вьетнамцев зачем с собой вели? Я вьетнамцев с собой не брал. Я их в лесу встретил. Pareigūnų dar laukia ilgas darbas – nuodugniai patikrinti visus atvykėlius. Dažnai pasitaiko, kad slepia pinigus? Jo, beveik visada. Aptinkami dažniausiai paslėpti pinigai, čia kažkas tai yra, leiskime, dabar yra įdėta. Čia pinigai greičiausiai yra įsiūta iš šitas. Būna banko sąskaitos, būna paskirta, užrašyta, pavyzdžiui, netikėčiau, kad nepamest, dėlėskim, kai eina kelioniai, numeriai, telefonai, ten užsienį, ten tų jų kažkur tai kontaktai, kažkieno tai. Reikia dabar kažkaip tai čia iškrapštyti. Čia reikės iškrapštyti, reikės čia vasiūti. Pareigūnai ieško pavojingų daiktų, sprogmenų, ginklų, tačiau dažniausiai randa sumaniai paslėptų pinigų, taip pat maisto, gėrimų bei egzotiškų vaistų. Bet keisčiausia, tokie būna vaistai, tokie tepalai įdomus jų gamybos. Kaip aiškino viena rusiškai čia moteriškė, buvo čia jų nuo skausmo. O šiaip pagrindė eina maistas, tokia va krūva, nešasi halva. Dideliai kiekiai būna. Čia dar nedaug. Buvo, kad kupriniai labai daug būna tokio. Pažiūrėjus į vietnamiečių veidus, atrodo, kad jie dar visai vaikai. Tačiau pareigūnai žino, daugelis jų tik apsimetinėja nepilnamečiais. Atlikus ekspertizės paaiškėdavo, kad dauguma jų 30-mečiai. Почему вы здесь? За что вас задержали? Почему вы здесь? Куда вы шли? Поланд. Поланд? А что вы там хотели делать? Работать. Vien po $2. Šikas prietarais, kas įimu. Vien po $2 kupiūros.
Nuodugniai patikrinti vietnamiečiai išvežami į pabėgėlių centrą Rukloje. Tolesnių jų likimo rūpinsis atsakingi pareigūnai. Где вы их везли? На себе. На себе? Да. В ботинке всунули? Да. Так знали, что нельзя везти больше? Ну, знал, конечно. Ignalinos rinktinė. Švenčionių užkardos teritorija 13 valanda 25 minutės. Vyriškis su dviračiu atrodo liūdnas. O kur neliūdėsi, kai taip kvailai įkliuvo. Vos 6 pakeliai, o nemalonumų per akis. За что вас задержали? Превысил сигареты. Где вы их везли? На себе. На себе? Да. В ботинке всунули? Да. Так знали, что нельзя везти больше? Ну, знал, конечно. Так и что сейчас вас ждет за это? Штраф тоже знаете какой? Я не знаю. Часто возите так сигареты? Нет. Часто в Беларусь ездите? В Беларуси часто езжу. Vos 6 pakeliai nelegalių cigarečių. Argi čia daug pasakysite, bet įstatymai yra įstatymai ir jie galioja visiems. Už šį pažeidimą vyriškiui gresia visai неjuokinga бауда. И там ясно написано, что вам теперь грозит штраф от 144 евро до 868 за эти 6 пачек. Так мы теперь их эти конфискуем у вас сигареты, напишем вам протокол. Это небольшой штраф? Да, очень большой. Dėmesio, dėmesio, rūkimas, o ypač kontrabandinių cigarečių kenkia ne tik sveikatai, bet ir piniginiai.